Sveiki visi. Pristatau Jums funkcionalumą, kurio pagalba galėsite klientam nurodyti aktyvią mokėjimo nuorodą sąskaito faktūroje, siųsdami ją klientam. Ką Jums reikia padaryti? Keliaujame į modulių sąrašą, susirandame tiesioginis mokėjimas su Montonio ir spaudžiame įdiegti. Norint atlikti sąsają ir gauti mokėjimus būtent per Montonio, Jums reikalinga paskyra Montonio pusėje. Užsiregistravę tenai, Jūs gausite prieigos raktą ir slaptąjį raktą, kurie bus reikalingi sąsajai įgyvendinti. Tai turėdami šią informaciją, ją įkopijuokite ir paspauskite atnaujinti nustatymus. Nustatymai atnaujinti ir matysite statusą įjungtą. Klientai atlikę mokėjimus būtent per Montonio, per tą aktyvią nuorodą sąskaitoje, tai mokėjimai ateis su tokia paskirtimi – mokėjimas už ir sąskaitos faktūros serija bei numeris. Taip galėsite lengvai identifikuoti, kurie mokėjimai atėjo būtent aktyvios nuorodos sąskaitoje pagalba. Tai keliaujame pasižiūrėti, kaip atrodo būtent ta nuoroda sąskaitoje. Keliaujame į sąskaitų sąrašą, pasirenku sąskaitą, kurią galim persižiūrėti ir pastabose jūsų klientai matys aktyvią nuorodą mokėjimui per banką. Klientai turėtų paspausti ant nuorodos ir bus nukreipti į Montonio puslapį. Pasirenka atitinkamą šalį, iš kurios yra atliekamas mokėjimas ir matys banko pasirinkimus. Taip klientai galės lengvai atlikti mokėjimą už jūsų atliktas paslaugas ar parduotas prekes be didelio vargo. Atkreipiu dėmesį į tai, kad už šiuos pavedimus yra taikomas Montonio mokestis, bet tai jau Montonio pusėje. Gero naudojimo.